Klaipėdos Lemeinkainen moterų krepšinio klubo žaidėja Marina Solopova šią naktį vyksiančioje nacionalinės moterų krepšinio asociacijos Naujokių biržoje gali išgirsti savo pavardę. Klaipėdietė netikėtai pateko į WNBA Naujokių biržos kandidačių sąrašus ir išgirdusi apie tai gerokai nustebo. Šokas iš tikrųjų, nes tai net iš viso neįsivaizdavau, kad tai gali būti mano pavardė kažkur ten nacionaliniai lygoje, tai galvoju, Lietuvoje čia nežinoma, kas ten galėjo pastebėti. Šokas, bet paskui jau kažkaip iš tikrųjų pripratau, kad visi rašinėja čia. Iš tikrųjų keista buvo net. Tiek daug dėmesio niekada nebuvau sulaukus. 20-metė 1,80 cm ūgio atakuojantį gynėją teiravosi savo agento, kaip jos pavardė pateko tarp geriausių pasaulio krepšininkių, pretenduojančių žaisti geriausiojo pasaulio lygoje. Pasak Marinos, ji buvo pastebėta lygos klubų skautų ir įtraukta į Naujokių biržą, tačiau tai nesuteikė didelių vilčių išgirsti savo pavardę Naujokių biržoje. Nededu aš labai daug vilčių, kad ten, aišku, malonu, kad pavardė yra tarp tokių žaidėjų, bet šiaip daugiau tai nieko. Krepšininkė nežino, ar sutiktų iškart vykti už Atlanto, jei ir įvyktų netikėtumas ir ji būtų pakviesta į kurį nors WNBA klubą. Marina Solopova sako, jog ji jau turi suplanuotą ateinančią vasarą. Būtent tokiu metų laiku ir vyksta WNBA sezonas. Šiaip turiu šiai vasarai planų, ten ir jaunių rinktinė, o ten, man atrodo, jau ruošęs, aš neįsivaizduoju, kada ten ruošęs, tai ir man rinktinė būtų paskutiniai metai, ten jau ir kitam sezonui ruoštis, tai jau nežinau. Ten irgi užsitęsė viskas, kiek žinau, tai ir važiuoti tai nebūtų tikslo gal, bent jau šiemet. Krepšininkė tvirtina, jog pirmiausia ji norėtų iškovoti Lietuvos moterų krepšinio čempionato bronzą balandžio 19 dieną prasidėsiančiame mažajame moterų krepšinio lygos finale su Kauno LKK Aisčių komanda.